Labas rytas iš saulėtusios Bulgarijos. Ką, vėl esu prie šito paminklo. Nėra šiandien jokio vėjo, panašu į tai. Giedra diena. Bandysim dar kartelį užkilti į kalną ir pakelt droną, nufilmuot pagaliau normaliai. Ir paskiau nieko nelaukdami važiuosim į Varną. Važiuosim prie jūros. Ilgai ryte galvojau, kur važiuoti, bet tiesiog nelabai daugiau ką radau, kur čia nuvažiavus ir ką pamačius. Tai tiesiog nutariau nuvažiuoti į kurortą ir tikiuosi kažką išeis įdomaus pafilmuoti ir pamatyti tenais. Dabar yra be 15:10, šilta. Važiuosim tenais. Vėl matau, būtent toj vietoj debesys kaba, bet gal nebus labai debesuota ir išeis pagaliau pafilmuoti normaliai. Tai kad stay tuned. Tai jeigu vakar buvo apačioj plus 22, ant kalno buvo plus 10, tai dabar turim plus 13 apačioj kalno. Tai man kažkodėl atrodo, kad viršui kalno bus kokie plus 2, plus 3 yra su šortais. Nu, bandysim kažkaip nesušalt. Jo, išėjo pafilmuot. Matau, tenais yra tas policininkas. Einu paklausiu, joko formą, gal turi raktą nuo durų. Jeigu jisai supras rusiškai arba angliškai. Bandysim laimę. Tai čia matomai gali žmonės likt per naktį be jokių problemų, nes ten horizonte vakar aš jau mačiau, kad stovi kemperis mažas su prancūziškais numeriais. Šiandien grįžau ir jie toliau stovi. Tai jei kažkas kažkada ateityje norėtumėt atvaryti ir likt su kemperiu, reiškia, nėra čia jokių problemų. Nežinau, tas policininkas pasisveikina, bet su telefonu kalba, tai kol kas dar nieko neklausiau. Jo, kai nėra tokio vėjo, visai kitas reikalas. Nėra taip šalta. Čia yra ir kelios kameros aplinkui šitą pastatą. Vakar kažkaip dėmesio neatkreipiau. Tai reiškia, tikrai jie čia, nes kiek skaičiau, jie čia planuoja atrekonstruoti šitą pastatą, atrenovuoti. Nežinau kada, bet netolimoje ateityje. Tai turbūt bando išsaugoti kuo daugiau, nes čia matosi raidės nuimtos, bandytos nuimti. Kažkas pasiėmė kaip atsiminimai. Ten ana kampe yra kamera, ten arti neisiu, nes daug bičių. Jo, smagu, kad išėjo dar kartelį atvaryti, paskraidyti, atsiminimai. Tai, jei kas būsit Bulgarijoje, būtinai čia atvarykit, kol dar neatrenovuotas ir galima pamatyti šitą unikalų pastatą. Tai va, ką reikia pakuotis ir varyti Varną. Kiek žiūrėjau, 4 valandos kelio. Iškai gabaliukas. Nėra daug kilometrų, tai nepilni 200 kilometrų. 4 valandos su biškiu važiuoti. Ten mačiau tik tai gabaliukas autostrada, o paskiau aš neįsivaizduoju, vėl bus kažkokie tai kalnai, kalneliai.
Tai va. Važiuoju. Jei kažkas bus įdomesnio pakely, sustosiu ir susitiksim iš tenais. Te. Ką, prasideda vėl linksmieji kalniukai. Žemėlapis maždaug atrodo taip. Tuoj parodysiu. Maždaug taip vat. Ir taip jau tęsiasi gal 15 minučių ir nežinau kada nustos. Šiaip liko 110 km ir 1,5 valandos, tai jau neužilgo būsim vietoj. Shelf power. Pas mus Shell, pas juos Shelf. Nu ką, 5 valandų kelionė įveikta. Atvažiavom į viešbutį Varnoj, ne viešbutį, savo apartmentai. Dabar ateinančias 2 naktis čia. Sumokėjau labai pigiai, nepilni 8 eurų. Už 2 naktis už šitos apartmentus. Bevažiuojant maiše turėjau kolą ir kepurę, tai kepurė jau turbūt išmetimui. Jo, tai va atrodo, turim ir balkoną, terasą didžiulę. Čia miegosiu. Ir dar turim terasėlę. Ten horizonte matosi jūra. Atrodo gan smagiai. Tai jo, šiandien per daug nieko neįvyko. Gal išeisiu į miestą pasivaikščiot, o gal jau ir ne. 5 valandas kelionės biški vargina. Tais tokiais keliukais mažais. Eisiu į dušą, išsimest rūbus, išsiskalbt ir žiūrėsim, jeigu ką, ant ryšio. Iš tikrųjų biški gerai iš kaimo į miestą grįžti. Biški buvau pasiilgęs civilizacijos. Viena biški praseit po miestą. Iki jūros gal naisiu. Pasižiūrėsim, kas ten vyksta Varnoj. Šešios valandos vakaro, plus 22 dar. Gan šilta. Ką tik girdėjau, gatvėje sakė Welcome to
Europe Miami. Nu, tuoj būsim prie jūros, pažiūrėsim, ant kiek čia europietiškas Miamis. Ai va, jau matosi ir jūra. Kol kas tai mažai kam skiriasi nuo Lietuvos. Pirmą kartą gyvenime esu prie Juodosios jūros. Kvapas tai tas pats, kaip ir prie mūsų Baltijos. Aišku, bangų nėra visiškai dabar. Bet jau žmonės žaidžia tinklinį. Aš manau, kai rytoj bus 24 laipsniai, tai čia jau turbūt veiksmas vyksta, bet kaip man sakė Miamis, tai nieko neprimena kol kas. Nieko panašaus. Ten ana toliau ir maudusi, jau matau žmonės. Kaži vanduo šiltas. Atrodo šiltas. Jeigu atvirai, tai įdomiausias dalykas, kurį čia pamačiau, tai turbūt šitas laivas. Šiaip nežinau. Gal aš kažkur ne čia esu, bet žemėlapį rodo čia, kad Alecentras. Čia realiai yra kelios kavinės palei šitą pakrantę ir tiek žvejai žvejoja. Šiaip čia labiau man pramoninis rajonas. Gal kažkur ne čia nuėjau. Bandom toliau. Ten matosi Varnos apžvalgos ratas. Bet dar ne sezono metu viskas uždaryta. Nu jo, realiai miesto centras yra prikištas senos technikos likučių. Nieko spūdingo. Ten turim jūrą. Grįžau namo. Nieko gero. Tam miesto centre. Kažkaip ne man viskas. Sėmiau valgyti. Pavalgysiu, nusiprausiu ir jaučiu eisiu miegot. Reikia pasižiūrėti, ką čia galima įdomesnio pamatyti, kažkur nuvažiuoti, nes taip centre vaikščioti ir filmuoti, tai lieva. Tai vat chebrytė. Ačiū, kad šiandien buvot su manim ir iki rytojaus. Sveiki gyvi. Nesugalvojau, ką čia šiandien nuveikus, tai tiesiog išvažiavau iš miesto ir važiavau į paplūdimį. Turistų nėra, dar viskas uždaryta. Gal biškį klaidą padariau, kad į tokį didelį miestą atvažiavau, nes nelabai ką čia yra veikti.
išskyrus gulėjimą prie jūros. Šilta, gal plius 24 dabar lauke. Šilta ant tiek, kad vakar apie 11 vakaro išsiskalbiau rūbus. 8 atsikėliau ir jau jie buvo sausi. Tai vat, tiek šilta čia. Neįsivaizduoju, aš esu navigacija kažkur tenais. Su mašina nevažiavau. Likau ant kelio. Bandom eit pažiūrėti. Tiesiog čia nelabai norėjau važiuoti, nes turbūt būčiau kabinės dugną. Nebent va čia iš karto bus už šitą kalną, nes kažkur čia ir rodo. Nesuprantu, nieko čia nėra, bet Google virš 100 komentarų, kad čia tipo rašo, kad labai lengvas priėjimas nuo asfalto, bet aš nepagaunu kampo, kurią čia pusę eiti. Ai va, gal čia. Jo, turbūt, kad čia ir bus. Gerai, man kažkaip reikia nusileisti dabar. Nežinau, jau nuėjau gerų 10 minučių nuo mašinos, bet nematau. Yra kažkas, nu, bet ne tas, ką man Google'as rodo paveiksliukose. Keista. Ten ana karvės ganosi. Ar čia kažkur ten buvo ir metaliniai tokie laiptai. Nu kaip ir suradau. Jo, reikėjo iš karto turbūt droną kelt. Būtų žymiai lengviau, nes čia dabar pravaikščiau, tai į priekį atgal, bet liktais supratau, kurioje vietoje jis yra. Tik dabar neaišku, ar aš čia galėsiu nusileisti nuo čia, ar man reikės vis dėlto sėsti mašiną ir apvažiuoti nuo kalno tais kaimo keliais ir eiti nuo tenais. Žiūrėsim. Kažkur turi būti tenais, reiškis. Va, radau. Tik turbūt man reikės nusileisti kažkaip kelių, nes aš čia turbūt nelabai nulipsiu, nes gan aukštai. Einam pažiūrėti. Nu jo, nusileisti čia buvo reikalų. Čia nieko nėra, absoliučiai nei vienas žmogaus. Nežinau, Google'as irgi rašo, kad čia kažkada yra buvęs kažkoks irgi vienuolynas, bet labai senai.
Jo, gražu. Ant kiek statumo. Ten, kur tie yra tie du suoliukai, čia gal prieš 3-4 metus Google nuotraukose matosi, kad ten net pardavinėja kažkokius suvenyrus ar maistą. Nelabai žiūriu, bet sėdėjo žmonės ir su nukrautais stalais. Tai gal kažkada buvo tikrai populiari vieta. Nusileisiu ten žemyn, nes daug bičių. Jo. Galvoju, bus biški didesnės, bet gerai bus ir taip. Ką, turbūt tiek bus. Ei, dabar iki mašinos ir varyti jaučiu gal prie jūros. Dar porą valandikių. Karšta. Plius 26. Vien čigonai čia. Turbūt čia šitam mieste jie vien čia ir gyvena. Ai, šiaip, kai ieškojau kur važiuot, čia miško kelių veda kelias, nežinau, kokių 20 minučių. Ir ten daug, ten to kelio prižymėta tų tokių pointų. Ir aš priseksiu nuotraukas paspaudė ant jų, tai čia reiškia pilna prostitučių yra, nes mačiau iš Google nuotraukos prieš 7 metus važiavus Google mašiną. Tiesiog su kėdutėm prie kelio sėdi ir gali pasiimt, pasibirbint miške kažkur. Dabar nemačiau nei vienos. Vakar, kai važiavau čia iš to kito miesto, tenais mačiau keliose vietose, parkinguose stovėjo. Bet čia nemačiau, bet čia buvo prižymėta. Tai jo, tiesiog sukėlė biškį šypseną. Reiškia, dar čia populiaru yra tas. Ai, bet net jų miesto ženklas yra su ta kalva, kur uolose yra tie urvai. Bet ten galėjo bent ženklų pastatyti kažkokių, nes ten praėjimas, tai be drono aš ten tikrai nebūčiau suradęs nieko. Va, dar viena. Nu ką, grįžo namo, jau vakarėja po biškį. Tai šiandien tiek, kiek iš mano dienos, biškį prie jūros, biškį kažkur pavažinėjau. Reikia susipakuoti daiktus, kojinės džiūna dar. Susipakuoti daiktus ir po biškį ilsėtis. Vaizdas tikrai gražus. Rytoj jo laukia 6 valandų kelionė atgal į Sofiją. Jau turbūt tik tai tiesiai į viešbutį lėksiu ir ilsėtis ir ketvirtadienį skrydis atgal namo. Savaitė greit prabėgo. Bet gal dar reikia pasižiūrėti, gal dar kažkur rytoj pakely galima sustoti, kažką pamatyti.
Bet jau čia bus rytoj, jau šiandien nenoriu Tom apsikraut, tai kad susitiksim rytoj. Ate. Nu ką, po 10:15 laikas važiuoti namo. Namo, į Sofiją. 6 valandos kelionės liko. Bus sunku. O, šias atindė. Google Maps'as vėl nuvedė, aš neįsivaizduoju kur. Jau važiuoju gerų 20 kilometrų tokiais keliais ir dar kem 3 liko. Jeigu aš čia nepramušiu padangos, tai bus labai gerai, bet tai kol kas tai aš bet kol kas čia tai turbūt paskutinę dieną pamatysiu tikrąją Bulgariją. Dar 38 kilometrai. Pagaliau išvažiavau iš tos peklos, normalesnis kelias, kai apšaudyta mašina. O dar 400 km liko autostrada, tai kaip jinai atrodys. Nu ką, paskutinis kelionės akordas viešbutį Akorde. Toksai pavadinimas viešbučio. Atvykau prieš 10 minučių. Kambarį biškį jaučiasi, kad buvo rūkyta. Nu, bet okei. Tokia visiškai Bulgarijos provincija, nors esu šalia sostinės. Tai jo, ačiū kas keliavo su manim. Jeigu jau pažiūrėjot visus 3 epizodus, paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą ir iki kitų kelionių. Ate.